Pasaulyje, kuriame užtikrinti savo ateitį gali su žaidimų pultu rankose. Lietuvos sostinėje 17 000 gamerių susirenka pamatyti dienos šviesą ir pagaliau paliesti žolę. Sveiki atvykę į Game On 2024. Penktadienio programą galėčiau pavadinti šiokiu tokiu apšilimu, tai jeigu netyčia renginio organizatoriai sugalvotų šitą video pasižiūrėti, pradėsiu nuo trumpos istorijos pamokėlės. Viskas prasidėjo ne čia. Viskas prasidėjo 2015 metais Siemens arenoje. Nežinau ar tiesa, bet ChatGPT minėjo, kad pavadinimas Game On kilo iš noro įjungti žaidimo kultūrą Lietuvoje. Kitaip sakant, šalyje, kur krepšinis ir gintaras, kažkas pagalvoja, o kodėl ne žaidimai? Renginys vyko kiekvienais metais ir tada... Dėja, čia buvo viskas, ką nufilmavau apie Game On'o istoriją, todėl tęsime su renginio apžvalga ir norėčiau pradėti nuo penktadienio orkestro. Planavau visiškai šios dienos neparodyti, bet šis pasirodymas patapo vienas iš mano favoritų, tad negalėjau neįterpti į video. Šeštadienį pasitelkiau šiek tiek pagalbos, pasikviesdamas Domą ir kartu ėjome išbandyti, ką siūlo Game On'as. Žaisčiau tikriausiai. Pradėjome dieną žaisdami Human Fall Flat Skytech scenoje, pakalbėjom su mūsų ateities valdovais ir pasinėrėme į indie game pasaulį. Mano ateities darbas, jeigu šitas video nepavyks? Kad ir kaip norėjau dar pasipraktikuoti savo ateities darbui, turėjome keliauti į pagrindinę sceną, paspoksoti kaip cute anime characters ir kiti personažai dalyvauja cosplay konkurse. Mano kanalas nėra cosplay kanalas, todėl parodysiu tik man labiausiai patikusius pasirodymus. Na ir kol fone rodau tos pasirodymus, paprašysiu, kad paprenumeruokit, nes tik nuo jūsų priklauso, ar bus dar tokių video. Ačiū! Ir pamiršau paminėti svarbiausius scenos atlikėjus, tai šitie darbuotojai ninjas, kurie nešioja visus scenos objektus ir mano širdyje jie tikrai cosplay konkurso laimėtojai. Davai varyk scenę, davai varyk, aš tikiu tavim. Nugalėk tas visus 8-mečius vaikus. Dabar? Žiauriai. Na ir šeštadienį užbaigėm žaisdami VR arenose, kur atsiskleidė mano šiaulietiška prigimtis trankytis visiems į pečius. Pip pip, jau sako mano žadintuvas. Pip pip, jau sekmadienis. O sekmadienio Piece de Resistance buvo cosplay konkurso apdovanojimai ir iškart po jų PUBG Creator Showdown. Dima Wallhacks yra lietuvis. Ar manai, kad laimėsi? Žinoma, mes esame jau nusiteikę, mes esame gimę laimėti. Žemaitė esam, kebra. Žemaitė visuomet laim. Manau, kad laimės. Šiaip girdėjau kalbų, kad parūkis labai stipriai, jis ten jau, žinai, stengiasi kiekvieną dieną ten prakaituką valo su raukšluostuku, bet ne visą laiką tai būna, kad laimi. Bet, aš sakysiu, žinai kas, visiškai randominė, manau, kad laimės komanda su mažiausiai valandų. Bavatokso. Gal turi kokį favoritą, kas laimėjo? Favorito neturiu, bet turiu iš tikrųjų draugą, Karolį, su svarbiausia daryti komandai žaidžia. Nežinau, gali jiems pasiseks. Aš labai tikiuosi, kad kažką daryti užims paskutinę vietą. Mano favoritai yra Samoška ir Aistelo. Padarykite triukšmo! Deja, kas laimės, niekas neatspėja. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią progą sudalyvauti šiame renginyje. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, na ir pabaigai montažas, kai praleidau paskutinę savo festivalio valandą su savo antru pagalbininku Aivaru.